Taip, išbandysime akumuliatorinį smūginį veržliasukį Boxer BX189. Tai pasižiūrėsim, kiek realiai jisai gali užsukti, ne taip pagal gamintos specifikacijas, bet kiek iš tikrųjų jisai užsuka. Tai padarysim bandymą. Gerai, užsukom varžtą, tai šiaip lengviesiam automobiliam reikia turėti maždaug nuo 80 iki 140 Nm. Tai šitam būtent Mercedesui gamintojas nurodęs yra 130, kad turėtų būti užsukimo stiprumas. Taigi turim, kiek dabar nustatyta pas mus? 130. Gerai, taigi su dinamometriniu raktu turim nustatę 130 ir žiūrim, palauk, panufilmuosiu geriau, va taip, gerai, bandom. Ok, turim, tai 130 yra. Tai vadinasi, šis suktukas užsuka tiek, kiek reikalauja, pavyzdžiui, šitam Mercedesui. Tai pažiūrim, pabandysim pareguliuoti dabar šiek tiek daugiau ir pažiūrėsim, kiek jis realiai dabar užsuko, nes kitiem automobiliam, pavyzdžiui, visureigiam gali būti, kad reikės truputį stipresnio užsukimo. 154 dabar. 154 dabar turim, gerai žiūrim. 154 yra. Gerai, tai jau gerokai daugiau negu reikia įprastam lengvam automobiliui. Pažiūrėsim, kokios maždaug jo ribos yra. 168. 168 dabar turim, tačiau tiek tikrai nereikia lengvai. 168 yra, ok. Tai žodžiu, 168 turim, tai realiai 168 yra daugiausiai, kiek jums gali reikėtų būti lengvam automobiliui. Tai netgi Porsche Cayenne, Audi Q7, tai čia jau būtų maksimali riba, kiek reikėtų užsukinėti ratus. Tai nebent jeigu turit kažkokį džipą ar busą, tai tada gal reikėtų šiek tiek stipresnio. Reikia žiūrėti pagal gamintojo specifiką. Kiek dabar turim? 182. 182 dabar, nu bandom 182. O, kliktelėjo, bet čiut pasisuko paskui. Nu tai sakykime, kiek prieš tai mes turėjom? 168 buvo? Nu tai 168 tiksliai užsuka, o ant 182 jau šiek tiek pasisuko. Tai realiai, sakykime, kažkas tarp jų turėtų būti realus užsukimas. Tai apie 107 turbūt jisai realiai užsuka. Taigi reikėtų pažiūrėti pagal gamintojo specifikas, kokio stiprumo jums reikia. Tai jeigu ką, būtent šitas modelis Boxerio BX189, jisai užsuka, kaip pamandėm, 168 tiksliai, tai ant 182 jau matėm, kad šiek tiek pasisuko dinamaitis raktas, tai vadinasi, kažkur riba bus tarp jų. Tai jeigu turit, pavyzdžiui, nebent kokį nors busą, Iveco dėlį, Mercedes Sprinterį, jam gali reikėti gal iki 200, bet pasižiūrėkit pagal gamintojo specifikaciją. Tai realiai, bet kokiam lengvajam automobilė, būtent šito suktuko turėtų būti per akis, nes lengvosios automobiliuose dažniausiai bus nuo 8 iki 100 kiam, jeigu turit kokį naglesnį kaip Porsche Cayenne, Audi Q7, tai ten gali reikalauti iki 100 šiam, bet kaip matėm, šitas susitvarko su didesnė gale. Taigi šitas gali būti jums puikiai tinkamas lengvam automobiliui.